Daug mokytojų, trenerių, kaučerių pasakoja, kad jeigu tu nori pasiekti savo tikslo, jeigu tu nori tapti numeris 1 kažkokioje savo srity, tapti lyderiu, tu turi viską daryti su aistra. Ir tai teisingai. Tai super idėja, super motyvacija. Tačiau man labai patiko, kaip vienas ukrainiečių kaučeris, Artiomas Nesterenka, pasakė, aistra vaikšto šalia su pasitenkinimu. O prieš tai, prieš juos, eina žiauri disciplina savo. Ir tik tada, kada per discipliną mes pasiekėme kažkokius tai mažus laimėjimus, numetame kažkiek tai svorio, suprantame, kad galim susišnekėti angliškai, mes pajaučiame pasitenkinimą. Ir tik tada ateina aistra, su kuria jau mes startuojame kaip su sportinė mašina. Bet pirmoje eilėje žiauri disciplina savo. Be jokių išlygų, be jokių susikalbėjimų su pačiu savimi. Nuo rytojaus, kitą savaitę, ne, dabar. Žinote, gydytojas Konovalovas iš Rusijos yra pasakęs, taip, labai sunku laikytis disciplinos, žiauriai sunku, bet patikėkite, žymiai sunkiau žiūrėti į save bejėgį. Be jėgų, negalinti nieko padaryti ir silpna. Patikėkim šitais žodžiais. Didelė tiesa, susimastykim. Ir gal pradėkim vis dėlto, kaip bebūtų sunku. Nes aš jau sakiau, kas yra sunkiau.